Tigrų tribūnos Gargždų Bangos sirgalių yra mažiau tribūnoje, negu jų buvo praėjusį penktadienį Vilniuje atvykusių palaikyti savo komandą. Nesėkmių. Na ir 16:30 minučių futbolo akademija Šiauliai žais prie... Armanavičius suklupo, bet kamuolio Hegelman komanda nepraranda ir dabar veržiasi link Bangos baudos aikštelės. Perdavimas ten. Perdavimas link vartų ir čia pavojinga buvo situacija ir galiausiai kamuolys įkrenta į Gargždų Bangos vartus. Hegelman komanda džiaugiasi. Šoka, štai tokie pergalės šokiai. Čia dar kartą situacijos pakartojimas. Gerą. Greitai jį grąžina į žaidimą Valdas Antužis. Vaidas Magdušauskas. Veržėsi link baudos aikštelės, jau atsidūrė joje. Perdavimas. Ir paliekamas smūgis. Rokas Filipavičius. Kokią patrankėlę čia paleidžia Rokas Filipavičius. Na ir bus įdomu pažiūrėti dar kartą. Ant kupros nešasi ne tik pagirimus ir šlovę už šį įvartį, bet ir Arono lūkbogį Rokas Filipavičius. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia suirutė baudos aikštelėje ir neblogą progą turėjo. Smūgiavo ten Angelis Puerto. Puolime. Perdavimas į baudos aikštelę. Ten lietė ar nelietė kamuolį Ignas Venskus. Dar galėsime įvertinti. Bet faktas, jog po šios kombinacijos Arono lūkbogio siųsto kamuolio jis galiausiai atsidūrė Hegelman komandos vartuose. Čia ir Gargždų Bangos atsarginių žaidėjų suolelis, trenerių štabas triumfuoja, fanai. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia kamuolys skrieja link Gargždų Bangos vartų, bet Krinskis išgelbėja savo komandą. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę. Čia Gargždų Banga. Trumpas sustabdymas. Na, dar yra. Taip. Ir įvartis. Vilius Armanavičius švelnina rezultatą 2-1 čia Gargžduose. Ir likusios beveik 13 minučių čia vėl mums grąžina intrigą. Dabar yra vertingiau. Čia pavojinga situacija, kamuolys praskriejo virš vartų. Viskas, Donatas Rumšas skelbia apie rungtynių pabaigą. Čia Gargžduose baigėme rungtynes.